Nu, sveiki gyvi, 6 kelionės diena ir šiandien tikrai reiks įsimauti kažkur. Ir tai prasidės mūsų haikiukas, tokie vaizdai, kaip džiunglės. Nu ką, varom maudyti? Nu ką jūs, reikia veikti savo baimės. Va, toks gražus vaizdelis. Šiandien bandysim antrą kartą papult į Komino salą ir ten pahaikinti. Tai bus šilta, nors tik atskėlęs, pamačiau giedrą dangų, tada ir šypseną. Tai dabar varysim vėl iki to pačio uosto, kur vakar į Gozo salą plaukiam. Ir jeigu nepavyks, varysim kitur haikinti. Nu ką, atvykiam ir gavom laivelį. Tai nusipirkom ir dabar to įsėsim, liksim. Pradėjom plaukti. Duoda gazą. Va jau, beveik atplaukiam. Šie tuneliukai. Mini kanjonai. Irgi urviukai. Dar uolų gabaliukai. Mes atvarėm į Komino salą. Tik atėjus smėliuotą pakrantę. Tai galbūt, ne galbūt, šiandien tikrai reiks įsimauti kažkur. Tai varom važiuot. O, ananas. Nu ką, tai atvarėm. Ir tai prasidės mūsų haikiukas. Tai už manęs yra mėlynoji lagūna. Čia kažkoks tai labai gan lankytinas objektas. Aš kaip suprantu, čia kažkaip, mėlynoji lagūna, aš manau, todėl nes čia vat švies vanduo. Švies dėl to, kad ten smėliukas. Taip, atėjom prie tokio kaip, nežinau, kažkoks graži vieta. Nors tik pradėjom eit, tai gal daug gražių vietų bus. Realiai įmas tokių takelių, dabar akmenuota ir, aišku, gražus kraštovaizdis. Tokie vaizdai. Šiaip gražu. Daug smagiau eit. Kitas geras oras ir nuotaikas geresnis. Toks kaip kanjonukas. Ten vanduo. Ten jūra. O tenais Gozo sala, kur buvom vakar. Tai vat. Šiaip gražu. Ai. Va. Toks vaizdukas. Dar vienas kanjonukas. Šona. Ir gražiai atrodo. Čia turbūt jaučiu vakarą. Tik čia galbūt jaučiu vakarą. Gal tik čia. Ir vakar mes dėl to ir varėm į Gozo salą. Nes neplaukiau iki laiveliai, nes, tipo, bangos didžiulės buvo. Ir pavojinga, tai gal neplaukiau, kai toks pavojus, aš nežinau. Wow. Einam ir atrodo kaip džiunglės. Kažkokios tokios susėjusios. Einam kaktusiukai, visokios žolės, dilgėlės ir taip toliau. Tiesiog tokių keliukų einam. Per žolės, agurkų čia auga, šnukščių. Man tenais Komino viešbutis. Šiaip iš tikrųjų gerai išsilaikius, nes, matos, stiklai neišdaužyti, niekas, atrodo, nauji tie stiklai. Rėmai dar tvarkingi, gražūs. Nežinau, šiaip tikrai gerai išsilaikys, aš jaučiu. Šiaip faina. Faina, kad yra tokių žmonių, kurie atvaro ir nelaužo nieko. Nes jeigu čia būtų kokių tokių Lietuva, šitas pastatas Lietuvai būtų čia jau, aš jaučiu, čia nieko nebūtų likę. Šiaip realiai, nežinau, man tai gražu. Gal aš manau, kad šita sala tikrai verta dėmesio ir aš tikrai rekomenduoju ją atvykti. Jeigu būsit Maltoj kažkada,
užvarykit ir į Gozą, ir į šitą. Nu ką, haikinam. Ir priėjom dar prie kažkokio apleisto pastato, bet žiūriu, kur apleisti pastatyti. Nu, tokia tvorelė aptverta ir parašyta, tipo, kad negalima eiti. Nu, teisingai padarė. Gali. Kam čia eiti tas apleistas pastatas? Nu, taip, įdomu pasižiūrėti, bet gali būti pavojinga. Atėjom iki paplūdimio. Bandom biškį. Aš jau reik maudytis, bet aš nežinau. Čia būtų fainas maudot. Nes, na, būtų bus padaryt. Šiltas vandas. Aš jau čiulysiu. Ką? Varom maudytis. Neįtin šiltas vanduo. Bet įlindom, gal dar įlysiu. Nu ką, už manęs graži vieta. Ten aš tas paplūdimį žiūriu, bet tas ir geras buvo, man patiko. Išsimaudžiau. Čia dar viena graži vietikė. Kaip tik bangų užpylė. Geras. Šiaip kai neužpila bangų, tai čia labai gražu. Paskui, kai eisim atgal, nes mes čia grįšim, šiaip parodysime, kiek čia gražu. Tai va, dabar einam tokiais keliais. O už 3 kartus vaskos nesusukau. Nu ką jūs? Mes tai žygiuojam. Jeigu patinka man šitie vidosai, nu nepamiršk užmest tą laikoną. Ir man pliusas nuotaika. Jums tai nieko nekainuoja. Tas ir subscribas, lygiai tas pats. Tai važiuokitės toliau mano gražiais prisiminimais ir vaizdais. Nu, o mes žygiuosim toliau. Einam per tokią pavojingą vietą. Reikia vykti savo baimės ir nueiti iki pačio kraštelio. Pačios pavojingiausios vietos. Nu kaip jum smagu žygelis. Tikiu, sėdit prie kompų, televizorių ir žiūrit. Kol aš čia haikinu, jūs ilsitės. Jums smagu, man visai irgi. Gražus vaizdai, gyvai. O ką? Smagesni kalnų lipimai. Čia minimalus. Bet dabar žygiuosim tokiais akmenukais. Labai lengva. Kaip čia gražiai. Geras. Nu ką, žygiuojam. Biškį pavargau. Bet dar įmanoma žygiuoti. Nu va, toks gražus vaizdelis. O tai kaip? Nu ką, haikinam ir artėjom prie kelionės tikslo. Nu va, čia tokie kaip skardžiai. Šoktum ir mirtum realiai. O ten, jeigu matos, tai mėlynoji lagūna, ar kaip jin ten vadinasi, ir ten yra mūsų finišas. Tai po truputį žygiuojam ir nueisim iki ten per gražius vaizdus.
Nežinau, ar mats, bet vadrėžas. Žalias kaip šnekas. Nu ką, jau tuoj varysim, dabar ilsiuos. Tuoj varysim jau iki pat finišo ir užbaigsim šitą haiką pagaliau. Nu ką, finišukas. Haikas užbaigtas. Grįžom ten pat. Žmonės jau maudos. Varysim ir mes. Nu ką, tai grįžom namo su keltuku, autobusu. Užtrukom apie 2 valandas važiavom, nuėjom dar į parduotuvę, nusipirkom maisto, nu kad užtektų tom 2, nu realiai 1 dienai, nes pirmadienį ten šūdą apie 2 ryto atskelsim ir važiuosim į Lietuvą, skrisim. Tai aš manau, mums laikas čia atsisveikinti. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą vidosą. Tikiuosi nepamiršot paspaust laiko, subscribe ir parašyti komentarą. Tai ačiū ir iki.